Sveiki sugrįžę į 100 dienų Python iššūkį. Šios dienos Python 100 dienų challenge ir šiandien sukursime atspėk skaičių žaidimą. Tai bus pasirinktas skaičius nuo 1 iki 100 atsitiktiniu būdu, tada mes mėginsime jį atspėti, po kiekvieno spėjimo mums parodys, ar mūsų spėjimas yra per mažas, per didelis ir galų gale, jeigu tai teisingai ir atvaizduos, jog valio, mes atspėjom. Ir galiausiai pabandysime sukurti taškų sistemą, kuri rodys, kiek mums spėjimų prireikia atspėti slaptą skaičių. Taigi visų pirma, ką mums reikėtų padaryti, tai import random biblioteką ir tada reikėtų sukurti kintamąjį su atsitiktiniu skaičiumi. Tai galim padaryti slaptas skaičius yra random.runInit. Tai būtent nurodo, kad mes norim random sugeneruoti skaičių ir jeigu mes čia paskaitysim, tai A yra pradžia, B yra būtent pabaiga ir mes gaunam integerį nuo tame intervale, tai nuo 1 iki 100. Sekantis žingsnis, ką mums reikėtų padaryti, tai sukurti begalinį ciklą, kol atspėsim. Tai galim tam panaudoti while true ir taip pat iš karto, ką jau išmokom praeitoje paskaitoje, matau klaidą, while true klaidų apdorojimas su būtent try. Taigi visų pirma, nuo ko pradėsim mūsų ciklą, tai duotojo vestis spėjimas. Tai į kintamąjį spėjimas įrašom būtent integerį, panaudojom input funkciją tavo spėjimas. Ir tada patikriname, ar spėjimas atitinka. If spėjimas yra daugiau už mūsų slaptą skaičių, mes atvaizduojam print spėjimas arba tiesiog kaip sąlyga per didelis. That's what she said. If, dabar priešingai, jeigu spėjimas yra mažiau už slaptą skaičių, print per mažas. Ir jeigu nei per didelis, nei per mažas, reiškia, jog print mes atspėjom teisingai. Slaptas skaičius buvo ir panaudokim F formatavimą. Ir įtraukime slaptas skaičius. Ir tada galim continue else ir sukurkime accept
valo error, print bloga įvestis. Tai jeigu kas nepamena, tai būtent su try ir accept blokais mes tvarkome klaidas ir būtent value error rodo, jeigu mes į input įvesime netinkamą reikštą. Tai yra vietoje skaičių, ką nurodėm čia, mes rašysime būtent raidės, tai mums tiesiog atvaizduos klaida, bloga įvestis. Ir galime pamėginti ištestuoti mūsų kodą. Tai tavo spėjimas, tarkim, 10 per mažas, 50 per mažas, 70 per mažas, 80, 90 per didelis. Tai turim tarp 80 ir 90, 85 viduriukas. Per didelis, tai 84, 83. Super, teisingai, slaptas skaičius buvo 83. Valia, tai jau atlikome pirmas 3 dalis, tai būtent sukūrėme random biblioteką ir run init, atsitiktinį skaičių nuo 1 iki 100. Tada paklausime vartotojų jo spėjimo ir padarėme, jog tikrinto, ar mūsų įvestas skaičius yra didesnis, mažesnis arba lygus būtent slaptam skaičiui. Taigi liko paskutinė dalis, tai sukurti būtent taškų sistemą. Tai kaip galime tai padaryti, tai galime pamėginti sukurti atskirą kintamąjį. Sukurkim taškų sistemą, labai primityvi, bandymai lygu 0, pradedam su 0 bandymu ir tada gale ciklo, jeigu viskas gerai, kiek kartų mes naudojame. Galbūt šitoj vietoj reikėtų ne continue, o break, nes jeigu mes atspėjom teisingai, mums reikia uždaryti ciklą. Break. Ir tada kiekvieną sykį, kada mes įvedam spėjimą, mūsų bandymą turi prie mūsų bandymų pridedam 1. Tai gal parašom komentarą. Plus 1. Ir galim šioj vietoj padaryti antrą print f. Tavo bandymų skaičius, bandymai. Paleiskime kodą. Spėjimas 50, per mažas 70, per mažas 80, per didelis 75, per mažas 77, per mažas 78. Super, turime tavo teisingai, slaptas skaičius buvo 78 ir atspėjome, išnaudoję šias bandymus, gal taip, ir valio, įvykdėme visas užduotis pagal mūsų Day 3 atspėk skaičių žaidimo užduotį. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki kitų kartų. Iki.